Labas vakaras, eteryje Landsbergis. Labas vakaras. Na, pradėkim, profesorius. Registruokit mane šitiems rinkimams. Bet jūs ne visai normalus. Bet vis dėlto. Jums nebuvo iškilęs ir staiga užkliuvo jūsų iškilęs. Man kyla taip kaip senais gerais laikais, kad tik tai nestovėtų skersai išilgai. Tai kelia susirūpinimą. Tai jeigu galbūt jūs ir nenorėsit, tai nutars Viktoras Uspaskich. Jums pagal įstatymus nepriklauso iškilęs. Manau, kad taip dar neturėtų būti. O gal jūs nepatikrinot gerai? Guli, bet į Grybauskaitę jis vis nepatenka. Tai tas darbas yra jau pradėtas su to vienu. Ar tas nestringa? Stringa. Prieš tai kalbėjote apie... Iš tikrųjų, ne... Ką mes čia spėlios? Čia visada buvo problema. Porą dešimtmečių tas nebuvo iškilęs. Kodėl dabar? Gali nukristi, bet kam tai rūpi. Svarbu, kad dabar. Galbūt jūs ir nenorėsit komentuoti. Iš vienos pusės su prezidente Grybauskaite. Gal turėjo tai galvoje. Aš tam pritarčiau. Suprantat, tikrinti karvių tešmenų. Visi patenkinti ir pienas geras pasidaro. Ačiū už atsakymą. Turbūt yra tai, apie ką jūs kalbėjot. Ką mes čia spėlios? Galbūt negalėtų dar taip būti, kad su valstybės vadove nestovėtų. Ačiū už atsakymą. Uspaskicho yra piktas nusistatymas jokių būdų neleisti, kad stovėtų. Šitie manipuliavimai aiškus ir gali būti, kad ir nebus leista. Turėtų būti... Aš noriu, kad nestovėtų išilgai. Visai nesvarbu, koks bus realus turinys, bus taip pakilę kaip po praėjusių metų. Svarbu, kad stovėtų skersai. Dar du svarbus klausimai prieš baigiant mūsų laidą. Profesoriau, ką jūs tokio blogo padarėt Lietuvos žmonėms? O gal jūs nepatikrinot gerai? Gal žmonės, nepaisant to viso pripilimo į jų smegenis, ir kada nors supras, vienas Landsbergis Lietuvoje. Ar jūs čia taip pat matot Gazpromo įtaką? Aš nežinau, tie žmonės gal ir nuoširdžiai iš tikrųjų nusiteikę. Paskutinis klausimas, profesoriau. Kas padarė didžiausią neigiamą įtaką Lietuvos valstybei? Ačiū už atsakymą, mūsų laikas jau baigėsi, dėkoju, kad dalyvavo.